Sveiki, turime paskutinį iš Nokijos serijos vadinamą komunikatorių. Šis telefonas pristatytas 20 metų rugsėjo mėnesį ir išleistas 2011 metų vasario mėnesį. Tai pradėkime nuo to, kad šis telefonas pagamintas su anoduotu aliuminio korpusu, šiuo atveju turi sidabrinės spalvos ir galiu pasakyti, kad atrodo gana įspūdingai net ir šiais laikais. Telefonas turi pilną QWERTY klaviatūrą, kurią galima pasiekti paspaudus ekraną į viršų, taip pat verčiant ekraną tokiu kampu, kad galima būtų patogu matyti ekraną, tiek jį pastatyti ir žiūrėti, kas rodoma ekrane. Tiesiog super. Pati klaviatūra, mano manimu, puikiai organizuota ir išdėstyta. Net mano storiem pirštam ji gana patogi spaudinėjimui. Pats uždarimo ir atidarimo mechanizmas padarytas gana tvirtai. Telefono priekyje matome, kad telefonas turi 4 colio AMOLED ekraną. Nokia taip pat naudoja švarų juodą ekraną, kuriame yra poliarizuotas filtras ir tai padaro juodą spalvą super juoda, tai padeda kontrastui ir gebėjimui matyti ekraną jį labiau pavertus. Taip pat priekyje yra mygtukas, kuris turi baltą švieselę ir taip pat meniu atidarimo funkciją. Nugarinėje dalyje turime 8 megapikselių kamerą, kuri nėra tradicinė 8 megapikselių kamera, nes turi išplėsto fokusavimo gylio funkciją, kuri turi begalinį fokusavimo diapazoną, tad nuotraukas daryti šiuo telefonu labai paprasta. Na bent jau kraštovaizdžių nuotraukas, nes šioje kameroje nebuvo autofokusavimo. Taip pat ši kamera gali filmuoti 720p rezoliuciją ir 30 kadrų per sekundę. Viršuje turime mini HDMI jungtį, micro USB pakrovimo ar duomenų jungtį, ausinių jungtį ir išjungimo įjungimo mygtuką. Telefonas taip pat išleistas su gana garsiu garsiakalbiu galinėje apatinėje dalyje. Taip pat šio telefono dizainas turi slankiojanti atrakinimo užrakinimo mechanizmą, bet dizaineriai taip pat tokį patį mechanizmą pridėjo garsinimo ir tylinimo mechanizme, kas, manau, visai įdomu. Tai pakalbėkime, kas yra telefone. Nokia E7 buvo išleista su Symbian 3 operacinė sistema, vėliau atnaujinta iki Symbian ANA ir paskutinė versija vadinasi Symbian Belle Refresh. Su šia versija atsirado, kad galima judinti piktogramas kaip Android telefone, tiesiog perkelti į kitą poziciją. Kiekvienas skyrelis gali turėti atskirą paveikslėlį, deja turiu šiuo metu vieną. Taip pat su telefonu galima naudotis keliomis programomis vienu metu, kaip sakant, multitaskinti, kad ir turėjo tik 256 MB sparčiosios atminties. Galite keisti profilius ir juos pasidaryti pagal save kaip pavyzdys susirinkimo profilis. Galite reguliuoti, kaip garsiai ateina pranešimai, ar reikalinga vibracija ar ne. Taip pat galite susikurti savo profilį. Ir aišku, Symbian operacinė sistema buvo labai kustomizuojama. Galima buvo atsisiųsti temas, paveiksliukus, piktogramų paveiksliukus ir kitus niekučius, kad atrodytų ne taip monotoniškai ir pagal kiekvieną skonį. Nokia į savo gaminamus telefonus prideda kažkokių savų programų. Taigi turime Nokia Music, vaizdo redagavimo programą ir nuotraukų redagavimo programą. Ši Nokia gaminta dėl vartotojų produktyvumo, tai yra tokios programos kaip Adobe Reader, Quick Office, garso įrašymo programa, failų tvarkyklė ir užrašų knygelė. Taigi pakalbėkime apie telefono silpnybės, neskaitant, kad šie laikai yra kur kas pažengę. Pirmasis Symbian 3 buvo su daug netikslumų, trikdžių ir kitų dalykų, bet Symbian ANA ir vėliau Symbian Belle sutvarkė daugumą iš jų ir telefoną padarė iš tiesų naudojamą. Buvo didelis trikdis su originalia naršyklė, puslapis krovė lėtai, neatidarė paveikslėlių ir kiti panašūs dalykai. Na, dabar ji neveikia taip, kaip norėtųsi. Apskritai valdymas netoks švelnus, ką tuo metu siūlė Android ar iOS gamintojai, galite pamatyti vien iš meniu vilkimo žemyn. Taip pat, aišku, programėlių parduotuvė ar kitaip App Store buvo gana silpna palyginus su Android ar iOS. Pirmas buvo kamera, kaip sakiau, kraštovaizdžių ar didesnio daikto fotografavime, tačiau ši kamera palyginus su kitais to meto įrenginiais nesusitvarkydama su fotografavimu iš arti. Kadangi neturėjo automatinio fokusavimo, nuotraukos išėjo netokios kokybiškos. Nokia E7 taip pat neturėjo atminties kortelės lizdo, tik SIM kortelę. Naudojausi šią Nokia tam tikrų laiku ir galiu pasakyti, neskaitant dabartinių programų, be kurių, manau, būtų nuobodu šis telefonas. Man šis telefonas patiko dėl klaviatūros, užrašų ar kasdienių dalykų kaip rašymas ar skambinimas. Šis Nokia dizainas tikrai neatsilieka su šių laikų telefonų dizainais.
Šiai dienai šio telefono kaina svyruoja nuo 70 iki 100 eurų ir ar verta pirkti telefoną šiais laikais? Na, manau, tik kolekciniais tiklais arba jei prioritetas nėra socialinių tinklų programėlės ir norite įdomesnio rašymo. Šiai dienai turime šiokių tokių apėjimų ir galima atsisiųsti programas per kompiuterį ir įsidėkti į telefoną kažkokių žaidimų ar kitų programėlių. Tai tiek šiam kartui iš manęs, tikiuosi patiko video, nepagailėk paspausti like ir subscribe, nepamiršk parašyti komentaro, prisijunk prie Discord, būsiu labai dėkingas, jei paremsi mano kuriamą turinį ir susitiksim kitame video. Sėkmės!